Gerda. Pasidalinsiu savo kelionę, tavo mokymuose menas būti kartu. Į šios mokymus atėjau su viltim, su tikėjimu, kad galbūt su pagalba man padėsi išeiti iš mano emocinių duobių, emocinių kalnelių. Kai vieną dieną jaučiuosi nuostabiai pakylėta, o kitą dieną galiu jaustis visiškai emociniai kriziai, neturėjome energijos veikti, daryti ir tiesiog tokioj savigraužoj. Tai atsispindėjo ir mūsų santykiuose su partneriu, mes abu labai pavargome nuo šių emocinių kalnelių ir abu nusprendėme, kad reikia ieškoti tos pagalbos, kaip kas padėtų mums iš to išeiti. Tai į mokymus atėjau iš tiesų su didelė ir daug tos kaltės jausmų, su nesaugumo jausmu, su savęs mažai vertinimu, savo vertės iki galo tokio pilnos pajautimo trūko. Šiuose mokymuose man pavyko atrasti tas priežastis, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl ta mano būsena taip stipriai keičiasi ir įtakoja santykius ne tik su partneriu, bet ir su artimaisiais. Tai šioje kelionėje pavyko man tikrai labai daug paleisti kaltės jausmo, pavyko atrasti tą saugumą, pasitikėti visatą, vedimu, kad viskas su manimi yra gerai, manimi rūpinasi. Ir su tuo saugumo jausmu visiškai kita ta energija atsirado. Su tuo tikėjimu, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Atsirado daug lengvumo, pilnatvės jausmo, pasikeitė mano noras, motyvacija rūpintis savo kūnu, atradau priežastis, kur nuteka ta mano energija, atsirado labai daug pasitikėjimo savimi, savo vertės pajautimo, noro daug veikti, eiti savo širdies keliu, atsirado daug to laisvės jausmo viduje, kad viskas su manimi yra gerai, kad aš esu pakankama, esu unikali, nuostabi ir noriu atsiskleisti šiame gyvenime per pilnatvę, per savo talentų ir vertės dalinimąsi su kitais. Taip pat pasikeitė ir mūsų santykiai su partneriu, daug atsirado lengvumo santykiuose, bendravime. Mes daug greičiau išsprendžiame situacijas, kurios tikrai daug rečiau ateina pas mus ir mes daug greičiau išeiname iš jų. Tai daug nuostabių dalykų įvyko ir turbūt įžodinti nėra taip paprasta, bet aš labai džiaugiuosi ir tai yra pats nuostabiausias mano pasirinkimas eiti į šiuos mokymus. Tai ir toliau tikiuosi su tavo įrankių mums duotų pagalba išlaikyti, kurti kasdieną tą būseną, kurioje iš tiesų daug meilės, daug tikėjimo, daug laisvės jausmų, pasitikėjimo ir eiti toliau šiuo savo keliu, toje pilnatvėje žydėti, spindėti ir skleisti tą ramybę, atsipalaidavimą, mėgautis gyvenimu. Tai man šie pokyčiai yra be galo svarbus, kuriuos mato ir aplinkiniai ir tikrai tikiu, kad dar čia tik pradžia. Tai ačiū tau iš visos širdies.